Sveiki, kolegos. Labas. Tai sutikom dar sykį pasidiskutuoti. Kaip žinote, Lietuvoje vis aktuali tema yra priedangos, kadangi kaimynai vis grasina kitiem kaimynam, įlėkia dronai ir Lietuvą, ir Vilniuje buvo, ir rytuose, palei sieną, palei Baltarusiją ir pagal Latviją miestuose. Tai Jurbarke problema irgi aktuali, mes gyvenam pasienyje. Ir nors taip padiskutuoti, man vien dėl to iškilo tas klausimas, kai žinote, kad mokykla eina 15 minučių į kokią priedangą, kuri nepritaikyta, ten ir karo komisariatas, toliau tas pats finansavimas, sakykime, kaimų vietovė 40-60, tokie dalykai yra ir jie manęs neramina. Tai tave kaip kaimo gyventojų žaidžia iš karto, ar ne? Mane tiesiog valstybės mąstymas man tikrai žaidžia. Aš esu kaimo gyventojas ir man pasako, kad jūs reikia apsaugoti mažiau negu miestų gyventojų. Tai aš esu kažkoks kitoksai, esu gal blogesnis ar mažiau vertingas, kaip suprasti, bet dėl to noriu pasikalbėti, nes tikrai aktuali yra ir jinai nevykdoma ta programa, nedaromi žingsniai, kalbama, taip, mes darysim, bet kaip jūs matote, kaip manote, ar tai normalu, kada šitoje situacijoje per tiek metų niekas nepadaryta ir netgi savivaldos įmonėje niekas nėra padaryta. Savivaldybė net nepasirūpinus, sakykime, įstaigomis savo, nėra generatorių, nėra vandens, kur nekainuoja milijonai. Kaip tu galvoji? Nes galvoju, pirmiausia, pas mus irgi nėra informavimo sistemos, jau, sakykime, jeigu karas Ukrainoje vyksta 5 metai ar net, o mes pas šį dieną, žinom, dabar, sakykime, tarybos posėdis ir kažkokia ten ataka, ar ne, o kur mums dėtis? Pasakė prie tą posėdį. Gegužės posėdį pasakė, žinokit, kolegos, kad be kada iškėlėm klausimą, kas čia vyksta, eikite tenais. Tai vėlgi, sakykime, mane, tai turi būti irgi pratybų simuliacinės, kad žmonės žinotų. Sakykime, prekybos centras, ne, vienas, kitas, trečias, didelį. O tai kas žino, kur žmonėm kaip eiti, tai pirmiausia, trūksta to informavimo, trūksta pratybų, trūksta, netgi tie patys evakaciniai planai, ar tikrai visose įstaigose yra. Galbūt yra, galbūt. Aš manyčiau, kad jie popieriai yra, klausimas, kiek jie veiktų realybėje, nes niekas jų nebandė. Taip, ir užsikimštų pirmosios duris per 5 minutės, ar ne? Tai pavyzdys parodė Vilnius, kada įvyko pirmieji dronų skrydžiai, išvesti vaikai buvo į stadioną. Tai turėti į požemį, kur tai apsaugomos slaugymo. Ir kai tavo pirmo irgi paminėtas pavyzdys, kad Naujamiesčio progimnazijos vaikai per 16 minučių jie nuėjo iki darželio. Taip, bet ant karo komendatūrą, ar ne, kur objektas pirmiausia bus šaudamas. Bet vėlgi surikiuoti vaikų koloną su gražiom liemenėm, kad, taikinys tiesiog, jeigu nepataikys į priekį, tai pataikys į galą. Bet ir man tai klausimas, kam reikia simuliuoti tokį veiksmą, kurio tai galime negali daryti. Griežtai negalim daryti tokių dalykų ir tu mokiniesi eiti į karo komendatūrą, į kažkokią slėptuvę. Ir tada klausimas, toks esminis klausimas, aš kaip žmogus, aš kaip mokinuosi ir išmokstu. Jeigu mokinuosi klaidingai. Mes dar suaugę, tai dar pagalvojame, ar tai yra gerai, bet kai tai yra mokinami vaikai, kurie tą paskui darys automatiškai, nes juos taip mokinu, taip sakė. Mes suaugę, tai mes dar galim, ten gali spėti pagalvoti kažkiek tai, kai tai daromas, eksperimentuojama su vaikais, tai yra labai blogai. Bet ir suaugęs, kad vis tiek, kada atsiranda panika, tai tu pasimėte. Sakė į ten. Taip, o kur? Ir tose pro kurias duris, nes vėlgi, ypač didelėse įstaigose, tai turi būti srautai suvaldyti, ne? Kas per kokias duris išeina ten aukštais kabinetais, kad neužkimšti praėjimų. Tai čia vienas dalykas, bet kitas dalykas, turi būti kur eiti. Šiuo metu, man atrodo, rajone. Kiek yra? Tų priedangų gal yra 15 žmonių ten, kad tilptų. Ir visi, kas dar turi sklepukus, turi namie sklepuką. Bet sklepukas turi būti su 2 išėjimais, tai jeigu yra tik vienas išėjimas, irgi netinka. Bet gerai, kolegos, tai kiek yra Jurbarke priedangų oficialiai? O kur yra ta statistika? Yra labai gera programėlė, čia turiu pasisiuntęs ir tiesiog pasižiūrinėjau kars nuo karto. Ne, aš ieškojau Jurbarko tinklapyje. LT 72 yra tokia programėlė, yra visos priedangos. Pažiūrėjau, Jurbarke yra 51 priedanga. 51 priedanga. Čia teoriškai. Čia oficiali informacija. Tai aš kaip pilietis, įstikus atveju X, aš greituoju būdu pasispaudžiu
savo vietovę, kur aš esu. Ir bandai ir aš surasti. matau, spaudžiu aš priedangą ir aš matau, kad dabar aš čia Nu, kur Smalininkose su Gražvydu slėpsitės? Dabar mes esame va čia bibliotekoje ir čia priedangos nėra bibliotekoje. Tai mums artimiausia priedanga matau bibliotekos gatvėje. Bibliotekos gatvėje, daugiabučių name, kuriame, beje, ne visi didžiai dalyvių daugiabučių liukštis lentelės. Ką tai reiškia? Atėjo, kažkas liepė, uždėjo lentelę, kad čia yra priedanga ir aš... Tai čia mes šiuo metu slėptumėmės mero name. Mero name, bet klausimas, durys bus užrakintos, ten yra žmonių daiktai, dviračiai, visa kita, tada apkrauta įėjimai ir tada bus kaip Vilniuje, tai sako, ne, čia nėra vizų, tu eik kitur. Tai va apie ką kalba ir eina, dėl to, mano giliu įsitikinimu, tokie dalykai turėtų būti daromi visai kitaip. Pripažinkime, kad karalius yra nuogas. Tai pirmiausia. Tai numeris 1. Ir pasakau, kad aš neturiu jaunos priedangos ir aš savo pasakau, kad, žiūrėkite, aš padarysiu ne per metus 5, bet geras, negu 51, kuri užrakinta ir niekas nepatenka į ją. Tai tokie svarbus taškai kaip mokyklos, kur vaikai yra, ligoninės, pirmiausia, ten įsiruošti, tos tokius ekstra taškus, kurie yra patys svarbiausia. Ir eiti toliau į pakraščius, gal kažkur kainuoja mažiau. Taryba turėtų skirti daugiau pinigų tam reikalui. Nu taip, bet vėlgi mes turim susidėlioti prioriteto klausimus, ar ne? Ar rengiam įstaigas valstybiniam institucijom, ar ne? Ar galvojame evakuaciją, sakykim, toje pačioje ligoninėje, tai jeigu žmonės yra gulintis, ar ne? Tai kaip jie bus evakuojami? Bet kai dabar mes turim teoriškai 50, mums sako, kad yra 50, tai jeigu mes pasiūlysim, kad įrengti priedangą, sakys, tai jų yra, kam? 5 tai yra. Tai bet vėlgi jas reikia ir suinventorizuoti ir pažiūrėti, kokio jo stovi yra, kad, kaip minėjai, kad ten jeigu pakabinta kortelė, tai nieko dar nereiškia. Ir sulaukiu gyventojų skambučių, kurie sako, žiūrėkit, pas mane pakabino, bet manęs niekas neklausi, daugiabutį, kad čia, žinai, bus priedanga. Tai, ką tu minėjai apie institucijų paruošimą, tai tas pats gavom raštą iš teismų, kad reikia jiems padaryti rūmus naujus teismam. Tai apie ką kalbam, kas to manimo svarbiau, ar išleisti 2 milijonus teismų rūmam, ar padaryti 20 priedangų už 2 milijonus, kurios būtų kažko. Taip, ir jos būtų realiai veikiančios, aprūpintos generatoriais, vandeniu, nes vėlgi, sakykime, daugiabučio rūsiai, tai nepritaikyti tam. Taip, ten nei oro, nei vandens, nei... Ekstra atveju. Taip, ir praleisti valandą 2, sakykime, ar ne? Bet vėlgi nesuprantu, sakykime, kad nukreipia iš bibliotekos, sakykime, nukreipia į daugiabutį esantį bibliotekos gatvėje. O tai kur to daugiabučių gyventojai dėsis? Tai, mano manimu, ten jau jų vienų pakanka, tarsi. Tai aš visi galvoju, žinai, kad šitoje vietoje tai pirmiausia yra valstybės pareiga pasirūpinti, antras yra savivaldos pareiga pasirūpinti ir užtikrinti kokybę, ir trečia mūsų kaip gyventojų yra pats požiūris ir supratimas, ar mums to reikia. Kad aš tą klausimą kėliau, sako, o tikrai reikia, gal nereikia? Dabar nereikia. Galbūt nereikia to. Ir tikėjimas nereiks po metų, aš tikiuosi, kad nereikės. Ne, daug dievė, bet jau geriau turėti ir mums jų neprireiks niekada, negu jau daryti, kai išaukštai po pietų. Taip. Ir tuo labiau, kad tu, sakykime, tos priedangus, tai jūs ne tik tai karo atveju. Taip. Stichinis nelaimės, sakykime, uraganas, vėtra, kažkas tu tenais, nes tu gamta, tu nežinai, kad po 5 metų čia gal bus pas mus Amerikai tornadai siaus. Tai ta priedanga yra ne vienos paskirties. Taip. Beje, kolegos, toj programėlėje LT72 yra priedangos ir yra kolektyvinis apsaugos statiniai. Tai jie turi kitokį statusą truputėlį, jie gali būti ir mokyklų salės, sporto salės, daug didelis erdvės, tai čia yra 2 skirtingi dalykai. Priedanga tai yra jau apsaugoti gyventojų nuo tam tikrų sprogimų panašiai. O kolektyviniai apsaugos statiniai tai yra tokie, kur žmonės susirenka, ten kažkas įvyko, netgi esmė. Vėtra, kaip ką tik paminėjo, ar potvinis kažkoks, ar ne, kad ir kažkurį laiką pranesti. Bet žinai, ko dar pasigendu, sakykime, visų institucijų bendradarbiavimo, ar ne? Dabar nukilus kažkokiam įvykiui, kiekvienas už save. Ir tada tu nežinai, kur kreiptis. 112 skambinti, į sklepuką savo eiti, dar kažkur, tai ne, o kas turi mažamečių vaikų, ar pirmiausia tos vaikus, tai ganas toks chaosas, kad, sakykime, aš kaip pilietis nežinau, kad valstybės mastu irgi nėra, ne, kad, atsitikus įvykiui X, schema yra tokia, tas, ne, atsitikus. Kas yra valstybės mastu, tas yra, bet jis yra po popieriuje ir to popieriaus ar vizualinės medžiagos
niekas neištransliuoja kokybiškai. Suprantamai. Mano įsitikimu tai būtų taip, kad mes turime planus, kaip mes turime elgtis X valandai, vėtros atveju ar drono atveju, tada visos įstaigos, visos įmonės privalomai turi padaryti tą mokymus savo darbuotojams, kaip elgtis. Beje, kada aš dirbau ministerijoje, tai pas mus buvo atliekami mokymai pirmos pagalbos. Čia buvo tobuliausia, geriausia atliko tos kryžius, kaip gelbėti žmogaus gyvybę, tą patį defibrilatorių, kaip panaudoti. Ir nėra problemos. Beje, atsimenu, važiavome į kelionę ir matėme padėtą prie savivaldybės lauke, prie sienos defibrilatorių. Ir jisai yra. Nors mūsų teikia neįmanoma padaryti lauke, nes kažkas bus. Čia pasakėlis yra iš rūsių. Ir šitą vietą, mano įsitikinimu, tai būtų valstybės pareiga nuleista iki savivaldos lygmens, reiškia, nuleidytų iki verslo lygmens, lygmens ir visiems privalomas instruktažas. Kas atsitikus tas? Tada žmogus gebėtų ir nuolatinis kartojimas, kaip daryti. Ir praktiškai, būtent praktiškai. Nebėgti ten, kur negalima, o taip, kaip padaryti, reikia padaryti. Čia tu, Daivarai, kaip sakai, pirmiausia reikia pripažinti problemą, kad pas mus nieko nėra, tuščias lapas ir darom, o ne kad, taigi čia yra, čia ženklas uždėtas, čia priedanga, popieriuje viskas yra, o realiai tai mes neturim nieko. Taip, tarsi, kad ir būtent savo man, kur pripažįsti, kad nieko nėra, ir tada žinai, ką reikia padaryti ir darai. Nes dabar tai, dainų šventė, Vilniuje moksleivių dainų šventė, apskrities dainų šventė buvo masė žmonių. Ir specialiai klausė vadovų, sako, ar jūs supažindino, ką daryti, nes stadione masė žmonių. Nesako, mes į dainų šventę atvažiavom. Dainų šventė valio gražu trasne, bet reiškia jokio atsarginių variantų, jeigu atsitiktų, kad kur bėgti, ką daryti, žodžiu. Nes jeigu mes grįžim prie savivaldybės, ką savivaldybė gali ir net privalo padaryti, tai pirmiausia, mokymus, informaciją pateikti, aiškiai informaciją, nuolatos laikraštyje, internete, savo puslapyje, savo visų įstaigų mokymus, pratybas. Aišku, reikia pasvarstyti tai, kad savivaldybėje seniai nėra žmogaus, kuris bus atsakingas už tai. Jie tiesiog pamato, kad tai yra sudėtingas darbas. Dabar yra tai jie išeina, atėjo naujas. Aš tikiuosi, kad vis tiek aš kažkodėl vis manau, kad moterys yra pas mus atsakingesnės ir kruopštesnės. Ir šitą ateis moteris tikrai tą padarys kitaip. Nes iki tol, man kažkaip tai keistai atrodo, yra žmogus specialistas, jis pažiūrė, čia per daug gal darbo, ar kas ir išeina. Bet tai yra smagu iššūkiai, kad tu gauni darbą. Taip, ir vėlgi turi organizuoti ir numatyti ir viskas. Tai, šiek tiek manau, kad gal pajudės ledai, nes dabar VVG Jurbarko yra priemonė. Taip, gaila, kaip ir diskutavom su tavim per posėdį, kad kodėl ne rajonui. Bet čia jo, valstybė parinko būtent, kad įgyvendina miesto VVG, lygiai greičiai galėtų paleisti, kad ir kaimo VVG galėtų įgyvendinti priemonę, kuri būtent skirta yra ne infrastruktūros įrengimui, o pratybom, mokymam ir ką daryti, kaip elgtis, medžiagos išleidimui, pratybom, tai galbūt šiek tiek tas spragas pašalinsime. Bet čia bus irgi, ne šiemet, tai bus su visom procedūrom. Bet šitoje vietoje gali savivaldybė imtis pati veiksmų savo, nelaukiant kažkokių ten nurodymų padaryti. Bet ką pati minėjai, man tikrai užkliuvo, suprantu, kad tai yra geras dalykas, kuris bus, bet man užkliuvo, kodėl, kuo kaimas blogesnis? Kuo aš kaimo vienas blogesnis už miestų gyventoją, kad miesčioną mokins, kaip reikia, o kaimietis jisai lieka nuošalyje. Aš klausiu, aš manau, kad tas klausimas Stasiūnas, jisai tiesiog retorinis, nes jisai sprendžia. Taip, nes jis yra vykdytojas. Sprendžia vidaus reikalų ministerija, bet pačios ministerijos požiūris yra labai kreivas, mano įsitikinimu. Ir daugelį rajonų, žiūrėkime, tas ne, kad kaip ir Jurbarke, kaimų ir miestų gyventojų yra apylygiai, ar ne, trasne, kad ir galbūt kaime dar daugiau reikia pastangų, nes rečiau gyvena žmonės, ne, tai pasiekti ten ar juos pačios informuoti žymiai sudėtingiau negu mieste yra. Tai juk yra seniūnai, seniūnaičių sueigos, tai patys gaisrininkai geba tą padaryti, tai važiuoja kabina detektorius, kad tu tiem patiems seneliam, kurie vyresnio amžiaus turėtum nuvežti lankstinuką prie gaisrininkų, žiūrėkit, baleletų. Taip, kartu, irgi bendradarbiavant, kad aš pirmą minėjau, kad nėra pas mus bendradarbiavimo tarp įstaigų. Nėra problemos, nereikia kam bendradarbiauti. Viskas gerai. Tu teisus, problemos nėra, mes neįvardinam, nedrįstam įvardinti. Jinai yra, tai jo, bet mes užsimerkėme. Mes užsimerkėme eilinį kartą ir pasakom, kad ne, viskas mums čia ir gerai. Tai taip neturi būti. Tai aš tikiuosi, kad
tikiuosi, aišku, viliuosi, kad pasibaigus vasaros atostogoms specialistas, kuris pradėjo dirbti naujas, Bus kojas apšilis, 100 dienų praeis ir aš tikiu, kad žmogus dirbęs daug valstybės tarnyboje tikrai liūdus, kad moteris, kuri gali tą padaryti, manau, kad tą padarys ir tikrai palydės į ledai, bent lankstinukų bus paruošimai, dar kažkas, tai instruktažai ir visa kita, o mes, ką mes savo ruoštų galim tik tai pasakyti, kad kas nuo mūsų priklausys, finansavimas ar kuo reikės taryba, manau, kad tikrai pritars ir nebus abejonių. Taip, ir prioritetų klausimą sudėlioti, kas yra svarbiau. Tai svarbiau yra įruošti ne teismų rūmus, o gyventojų saugumas, aš manau. Taip, mūsų gyventojų. Tai ką, kolegos, tai su ta gaida, ačiū už diskusiją. Ir keliaujame į vasarą.